Jei pritarėt, galėtumėm pradėti. Ačiū. Pirmas darbotvarkės klausimas dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 metų vasario 15 dienos sprendimo numeris 1/18 dėl Šilalės rajono savivaldybės 24-28 metų strateginių veiklos plano pakeitimų. Pranešėjai Danguolė Galavičiūtė. Labą dieną visiems. Pateikiu sprendimo projektą dėl Šilalės rajono savivaldybės 24-26 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimų. Keičiasi dėl to, kad yra gautos papildomai lėšus numatytos. Tai yra valstybinėm perduotom savivaldybėm funkcijom atlikti 6900. Tai yra dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją priimančios šalies paramą. 2400 taip pat yra gauta jaunimo teisių apsaugai 6500 ir valstybės biudžeto lėšos, kurios yra skirtos asmenims pradėjusim gauti ilgalaikę socialinę globą iki 7 metų sausio 1 dienos, tai sumažinta 2000. Kita tikslinė dotacija 88 654 padidinta. Padidintos pajamos už prekes ir paslaugas 30 494, palūkanos 11 395, padidintos kitos neišvardintos pajamos 21 995. Viso 159 438 eurai padidinta. Ir dabar norėčiau dar yra asignavimų patikslinimai. 9 priedas strateginio plano, 9 programa, socialinės apsaugos plėtojimo programa, sumažinti reikėtų 112 400, tai yra iš jų priemonės Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos įgyvendinimas 39 000 sumažinti, vienkartinių ir tikslinių pašalpų skiriamas 20 000, kompensacijų už karštą vandenį 3 000, kreditų daugiabučiam namui atnaujinti finansavimas 12 600, kompensacijos už šildymą 34 000, pagalbos pinigai už globojamą vaiką 1800, atitinkamai padidinti kompensacijos kitam kurui 64 000 ir socialinių pašalpų skirimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams 48 400. Viso padidinti reikėtų 112 400. Prašyčiau pritarti. Prašom, kas klausimų turite. Pasiūlymų. Pasisakymų. Tai siūlau pritarti bendrus sutarimų. Ačiū. Antras dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 24 metų vasario 15 dienos sprendimų numeris 1/19 dėl Šilalės rajono savivaldybės 24 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimų. Pranešėjai Danguolė Galavičiūtė. Taip pat analogiškai, kaip pristačiau Šilalės rajono savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos planą, analogiškai tas pats yra ir šių metų biudžeto. Prašyčiau pritarti su pakeitimu. Prašom, kas klausimų turite. Čia analogiškas klausimas. Siūlau pritarti. Ačiū. Trečias dėl savivaldybės turto investavimai ir UAB Šilalės vandenį statinių kapitalų didinimą. Pranešėjai yra Ramunė Rimšienė. Labadiena, pristatau parengtą tarybos sprendimą, kurio tikslas yra investuoti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą
Nurodyta šio sprendimo priedė kaip savivaldybės turtinį įnašą į UAB Šilalės vandenys įsigyjant 2590 vienetų paprastųjų vardinių akcijų. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas, nes nuo 2022 spalio 27 dienos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatyme reglamentuota, kad paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise turi priklausyti paviršinių nuotekų tvarkytojui, kai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise priklauso ne viešajam vandens tiekėjui. Prašom pritarti parengtam tarybos sprendimo projektui. Prašom, jeigu yra klausimų, yra direktorius. Turėtumėt klausimų? Pasiūlymų? Pasisakymų? Tai pritarėm bendrų sutarimų? Lengva ranka? Pritarėm? Ačiū. Ketvirtas informacija dėl Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro pateiktos informacijos. Pranešėjai Dalina Paulauskienė ir Vaistas Gailienė. Prašom. Man dabar pasakyti iš naujo. Taip? Kai galės pasakyti. Kai kas kiek yra? Čia tik gali girdėti ir aš buvau. Nes buvo tik tiesiog, kad čia keičiasi. Gerai. Kažkiek buvo? Kažkiek buvo, kažkiek. Kas buvo abejota? Iš naujo. Tai šiandien norime pristatyti Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro veiklos paslaugų kainodaros pokyčius 25 metams. Kaip žinia, yra pasikeitusi įstatinė teisinė bazė. Įstatyminė teisinė bazė, kuri pareigoja vertą reguliuoti dalį įmonės sąnaudų. Visos, tai vertas reguliuoja visas sąnaudas, kas yra susiję būtent su atliekų sutvarkymu. Tai jau Liepos 18 dieną buvo patvirtinta pirma regioninė kaina, ir buvo nustatytos 4 kainos pagal atskiras atliekų rūšis, tai mišrių komunalinių 74,42, biologinių 33,36, žaliųjų 41,79, ir didžiųjų atliekų 126,64. Prašom, ramybės, klausykimės, netrukdykim. Viso reguliuojamai veiklai priskirta sąnaudų yra už 1 708 000 eurų. Tai būtų 48% nuo visų bendrųjų sąnaudų. Kita dalis yra nereguliuojama dalis, tai kuriai yra priskiriamos visos sąnaudos, tokios kaip atliekų surinkimas, vežimas, rinkliavos administravimas, dalis bendrų administracinių sąnaudų ir kita. Čia yra šioje skaidrėje jos nurodytos. Tai įmonė paskaičiavo nereguliuojamas veiklos paslaugų kainas, ir prašysime visų Tauragės regiono savivaldybių jas patvirtinti. Tai pirmoji kaina būtų tai komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymo kaina, tai būtų statybinės tokios atliekos atvežtos į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles, tai būtų 129,26 eurai už toną, gas eksploatavimas 8,88, komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas 63,58, ir iš viso nereguliuojamai veiklai priskirta sąnaudų yra šiai dienai už 2 408 000 eurų. Tai būtų 52% nuo visų bendrųjų sąnaudų. Svarbu paminėti ir tai, kad šiais metais, taip pat tą pačią Liepos 18 dieną, buvo pakeistas atliekų tvarkymo įstatymas, ir 2 dalis, kurios šiai dienai dar yra nereguliuojamoje veikloje, tai komunaliniams atliekų nepriskiriamų buityje susidarančių atliekų tvarkymas bei gas eksploatavimas pereis į
Verto reguliuojama kaina, na ir kitais metais, kai ateisime su naujomis kainomis, tai šitų eilučių jau nebeliks, liks tik surinkimas ir vietinės rinkliavos administravimas. Na, čia iš tikrųjų įdėjau, kaip atrodo dabar sąskaitos, kaip atrodys kitais metais, tai iš tikrųjų, jeigu dabar nusistatydavome vieną kainą, bendrą tonų sutvarkymo kainą, tai dabar jau kitais metais išrašysime pagal 4-8 eilutes, kurias prieš tai skaidrėje buvau nurodžiusi. Koks yra dabar skirtumas tarp sąnaudų? Na, 25 metais mes prognozuojame, kad bus 4,2% didesnės sąnaudos nei 24 metais, tai skaičiais 170 000. Daugiausia tai yra pokytis, pagrindinis pokytis yra surinkimo ir vežimo. Bendrai, jeigu susidėjus, tai būtų 260 000 eurų. Jeigu lygintume su dabar modelį patvirtintomis kainomis. Kitur yra šiek tiek sumažėję, atliekų tvarkymo, pavyzdžiui, sąnaudos, tai bendras rezultatas gaunasi 170 000. Jeigu žiūrėtume pagal rūšis, kiek kokią dalį sudaro sąnaudose, pavyzdžiui, vertas sudaro 48%, didelę dalį surinkimas vežimas tai būtų 34%, gas eksploatavimas 6%, rinkliavos administravimas 9%, na ir komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buities sudarančių atliekų tvarkymo sąnaudos būtų 3%. Bendrai kitais metais planuojame sutvarkyti 27 363 tonų atliekų, 25 000 iš jų tai bus tos atliekos komunalinės, kurias mes įskaičiuosime į rinkliavą, o likutis 2353 tonos tai yra tos atliekos, kurios nėra įskaičiuotos į rinkliavą, tai būtų juridinio ar fizinio asmenų atliekos priimamos į sąvartyną, gasą ar žadą, tai taip sakant, už tam tikrą mokestį. Tad bendrai žiūrint Tauragės regione, mes kitais metais planuojam sutvarkyti nepilnai 19 000 mišrių komunalinių, 3600 maisto, 836 tonas komunalinių atvežtų į didžių atliekų surinkimo aikšteles. Na ir taip pat didžiosios atliekas 272 tonas. Na, šitos, žiūrint pagal savivaldybės atskirai, tai daugiausia, aišku, atliekų turime numatę sutvarkyti Tauragės savivaldybėje, na, o paskui pagal savivaldybės dydį atitinkamai ir mažėja atliekų kiekis. Jeigu lygintume, na, paskaičiuotas sąnaudas tenkančias Šilalės rajono savivaldybėje, tai matome, kad tai yra daugiau apie 61 000, negu ką dabar mes tikimės surinkti iš rinkliavos šiais metais. Todėl tam, kad būtų padengtas šis skirtumas, paskaičiavome ir pateikėme turbūt ketvirtadienį ir penktadienį naujus rinkliavos dydžius, jūs tikrai gavote visi. Na ir apačioje lentelėje pirmoje diagramoje yra nurodytas 100 m² individualus namas, metinė įmoka. Na, pateikiau visų 4 Tauragės regiono savivaldybių preliminarias kainas, kiek mokėtų 100 m² individualus namas. Šilalėje yra paliktas 3 gyventojai, nes toksai yra vidurkis. Tai matome, kad metinė įmoka kiltų 6,42 € arba 54 centai už mėnesį. Na, bet jeigu dalinkime į 3 gyventojus, tai turbūt nei 20 centų nebūtų vienam gyventojui pabrangimas. Lyginant su kitom savivaldybėm, tai matome, kad Šilalės savivaldybė dabar mokėtų mažiausiai. Čia yra paimti skaičiai, jeigu gyventojai rūšiuoja ir atsakingai ir neįstume konteinerių maksimalų kiekį. Toliau 50 m² butas, tai yra 2 gyventojai skaičiuoti Šilalėje, tai čia būtų mokestis pakiltų 5,64 € arba 47 centai per mėnesį, atsiprašau. Na ir čia taip pat dar patikslinau kitos kategorijos objektams 100 m² nekilnojamo turto objektas, na tai čia nuo administracinės, gamybos, kultūros, tai matome, kad yra nuo 6, 4, 2 € padidėjimas metams. Na ir
Kitoje pusėje tai taip pat yra, kaip ir minėjau, yra vietinės apmokestinimo taisyklės yra pakeisos, kuriuose yra nauji parametrai įvesti ir nurodyta, kad sandėliavimo ir žemės ūkio paskirties objektams nebegalima skaičiuoti nuo turto ploto. Tad mes iš tikrųjų tai siūlome diferencijuoti pagal plotą, išskiriam keturis objektus pagal plotą, tai būtų iki 100, nuo 100 iki 500 kvadratinių metrų, nuo 500 iki 2000 ir virš 2000. Tai sandėliavimo mokėtų nuo 23,13 iki 294 eurų per metus. Žemės ūkio paskirties objektai tai nuo 9,52 € iki 117. Mokestis būtų mažesnis, jeigu nekilnojamo turto savininkai naudotųsi individualiais konteineriais, ir išvežtų minimalų konteinerių skaičių. Tai matote čia šitoje tamsiai žalioje lentelėje, tai yra tas pokytis, kad kiek galėtų dar sutaupyti minimaliai ir mokėti už metus. Tai tiek. Prašau, klauskite. Ačiū už pristatymą. Mažiau visi informacijai buvom susipažinę, gal tik tais Remigijus, man atrodo, jei neklystu, nebuvo. Tai prašom, jei kas klausimų turite ar pasisakymų. Aš norėjau paklausti, praeitame komiteto posėdį jūs paminėjote apie auditą, vos ten 4000, nemaža piniginė suma, gal galite pasakyti, paskutinis auditas, kada buvo atliktas ir kas atliko? Finansinį turite omeny? Ūkinės veiklos visos. Šiuo metu turėsim, jau turėjom du auditus. Vienas auditas yra tų finansinių ataskaitų auditas, kuris yra privalomas, kurį atliko įmonė Taxlinkas. Iš kur jinai? Tai Taxlinkas dabar jau 3 metus berods auditavo iš Vilniaus įmonė. Tai čia yra tas, kuris privalomas finansinių ataskaitų auditas. Ir antras auditas buvo VERT auditas. Tai nepriklausomai nuo to, kad VERT kaina nebuvo taikyta praeitais metais, bet auditas yra privalomas. Tada, kai atsiranda prievolė įmonėje turėti reguliuojamą kainą. Tai va dabar kitais metais, kai bus vėl privalomas VERT auditas, tai bus jau palyginamųjų skaičių analizė. Ir finansinė ataskaitų auditas taip pat bus, kaip ir visą laiką, kad jis yra. Tai šiuo metu du auditai, VERT auditas ir finansinė ataskaitų auditas. Jeigu mes kalbam apie vidaus auditą, arba ten, kaip pavadinti, veiklos auditą, ūkinės finansinės veiklos auditą, ar vidaus kontrolės auditą, ar kažkokį kibernetinį auditą, nes vidaus auditas turi labai daug skirtingų krypčių, tai tokio audito, kuris būtų inicijuotas iš savivaldybių pusės, sakykime, nes tai nėra prievolė įmonei to daryti, tai tokio audito atlikta nebuvo. Tai tiek. O tie auditai, kurie yra pagal įstatymus reglamentuojami, jie yra atliekami. Tai kaip visada. O dabar informacija, jūs čia pateikėt mums Šilalį pirmieji mes gavom, ar jau Jurbarkas kiti gali yra aptarėti? Jau buvom, komitetas šiandien, vieną komitetą turėjom penktadienį Jurbarke. Taip, šiandien turėsim antrą, bet taip pat buvom susitikime su Jurbarko mero ir įvairių komitetų nariais, taip kaip ir Šilalėje buvom praeitą savaitę irgi tokiam bendram pasikalbėjimui, su Tauragė irgi buvom bendram pasikalbėjimui, tai ir Pagėgiuose taip pat buvom bendram pasikalbėjimui. O į komitetus informacinių pranešimų, tai buvome Jurbarke penktadienį, šiandien esam Šilalėje, pirmą valandą dar jungsimės į Jurbarką. Ir Tauragė informacinių tokių pranešimų į komitetus neturėsim, eisim tiesiai į komitetus jau už porą savaičių. Pagėgių laukiam jų pasiūlymų, ar mes kaip informacinius pranešimus darysim, ar eisim tiesiai į komitetus, ar dar kartą tiesiog tokioj bendrinėje aplinkoje susitiksim. Tai praeitą penktadienį mes išsiuntėme patikslintą informaciją, ko jie prašė, tai dabar laukiam grįžtamojo ryšio. Nes iš savivaldybių dar, kaip pat ir pavyzdžiui, šiandien Anemeras sako, aš dar noriu 24 metų pamatyti, Pagėgiuose sako, mes ten norim dar tą pamatyti ir vis yra papildomi tokie reikalavimai iš savivaldybių, kur mes dar vėl turim papildyti ir vėl peržiūrėti ir panašiai. Tai dabar toks vyksta
tokia darbinė aplinka ir iš savivaldybių pusių ir iš mūsų pusės. Ir stengiamės išsiaiškinti, kad jau keliaujant į komitetus, kad jau tarybų nariai jau būtų susiformavę daugiau mažiau nuomonę, kad būtų atsakyta maksimaliai. Ačiū, prašom. Gal dar kažkas turi? O dabar sakykit, o kodėl čia pokytis tas toks didelis konteinerių ištuštinimo kainos, virš 33% įsiskaičiuoja. Bendra kaina tai nedidėja tiek? Dariau, galite patikslinti, čia jau buvo tas klausimas. Konteinerių pakelimai, kodėl drastiškiau yra pakelti negu patys rinkliavos dydžiai? Va čia nurodyta virš 33%. Konteinerių ištuštinimo kaina skaičiuojasi priklausomai nuo atliekų tvarkymo kainos išaugimo. Tai jinai, kadangi auga daugiau negu pastovioji ir kintamoji tiems, kurie, sakysim, skaičiuojam. Gerai, dabar gal kažkaip, sakysim, taip auga pas jūs kaina. Konteinerių, kadangi atliekų tvarkymo kaina, sąnaudos didėja, kiekiai šiek tiek mažėja, atliekų tvarkymo kaina šiek tiek auga. Tai tas augimas didžiausią įtaką turi konteinerių pakėlimo kainai. Jisai auga daugiau dėl to, kad pas jūs skaičiuojant kintamą dalį tiems, kurie naudojasi bendraisiais konteineriais, sumažintos atliekų susidarymo normos. Todėl jiems tas augimas, kuris turėtų būti, sakysim, jeigu jos nebūtų sumažintos, jos būtų panašus augimas. Pavyzdžiui, jeigu žmogus bute mokėtų, augimas jo būtų panašus, jeigu nebūtų sumažinta komunalinio atliekų tvarkymo kaina. Jeigu ne kaina, atsiprašau, normos. Tos normos sumažintos pas jūs dabar apie 20%, atsižvelgiant į tai, kaip mažėja mišrių komunalinių atliekų kiekiai pas jūs savivaldybėje. Tai va dėl to tenai, sakysim, įtaka normų neturėjo įtakos konteinerių pakėlimo kainai, bet tai gali turėti įtaką konteinerių ištuštinimo dažniui. Normų sumažinimas, kaip pavyzdys, gali būti tam tikras ūkio objektas, kuris dabar ištuština, aš čia kaip pavyzdį sakau, tenai 26 konteinerius per metus, jo sumažinus normą, skaičiuojant pagal bazinį konteinerių ištuštinimo dažnį, gali konteinerių ištuštinimas sumažėti, čia aš kaip pavyzdį sakau, iki 20, ten 2 ar 23 konteinerių per metus. Ir taip kintamoji dalis pas jį irgi sumažėja daugiau, panašiai kaip tiems, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais. Individualūs konteineriai parodyti virš 33%. Tai taip, bet individualūs konteineriai, pas juos jie skaičiuojami pagal numatomą kiekį konteineryje. Tas kiekis išliko toks pats, kaina šiek tiek, tai išaugo atliekų tvarkymo, dėl to pas jūs išaugo tas konteinerio pakėlimo kaina. Bet peržiūrėjus normas turėtų sumažėti konteinerių ištuštinimo dažnis. Tai tie, kurie naudojasi individualiais konteineriais, jiem kaina padidėja konteinerio pakėlimo, bet ištuštinimo dažnis turėtų sumažėti ir taip turėtų tas augimas kintamosios dalies būti panašus kaip tų, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais. O tai dažnis tas... Labą dieną. Dar prie to paties klausimo. Gerai, bet grafikas tai yra jau sustatytas, ar bus sustatytas, sakysim, tai jisai nemažėja vežimų skaičius. Kas antrą savaitę mišrios komunalinės atliekos už miesto kaimukuose kas antrą savaitę. Tai jokio skirtumo pakėlimo kainai neturėtų įtakoti, ar konteineris yra pustuštis ar pilnas. Aš čia nelabai pagaunu logikos. Kaina tokia pati bus, tik tai bus, Rimantė gal dar detaliau paaiškins, kaip skaičiuojamas bazinis logiškai mąstant. Dažnis, pavyzdžiui, individualiam namui. Logiškai mąstant, konteinerių skaičius per metus išlieka tas pat. Kas 2 savaitės tai bus apie 25-26 kartus. Atliekų sumažėjo, tai nuveš mažiau, jeigu sumažėjo, bet pakėlimas tai tas pats. Jis nekelia pusę konteinerių, pusę kėlimų.
Čia kai eina kalba apie pakėlimą kainų. Čia gal aš patikslinsiu, pats bazinis išvežimo skaičius tai yra skaičiuojamas gyventojui Šilalės rajono savivaldybėje. Šiai dienai pagal mūsų skaičiavimus tai yra apie 5 kartai 024 konteinerio. Taip, jisai gali vežti ir kas antrą savaitę, jeigu nori. Tik tiek, kad tai atsispindės mokestėje. Jisai prisikilnos ir kitą metą bus papildoma korekcija, už kurią reikės papildomai susimokėti. Jeigu gyventojas rūšiuoja atsakingai, tai jam tiesiog nereikia vežti tuščių konteinerių. Jam reikia vežti tik pilną konteinerį, prisipildžiusi. Skaičių tai nei mažai, nei didėja. Kai bus tas... Čia yra numatytas tiesiog grafikas. Grafikas, kada kam būtų patogu. Gal vienam vieną kartą bus patogu išvežti, kitam kitą. Kitą metą No. mažės. Bet tai sakykit, kas sumažins tą? Kas sumažins tą dažnį? Kitais metais jam sumažės. Ne, tai jeigu Tai žmogus niekas ne, čia grafikas kaip važiavo, kaip numatyta, yra taip ir važiuos. Čia yra pačių gyventojų, kiek jie išstums konteinerį. Čia tas, ne, čia yra du biškai skirtingi dalykai. Kiekvienam kur 3. Kintamą dalį. Bet kodėl dabar kyla? Nes korekcija tai bus kitais metais, ne šiais. Čia nieko nėra naujo, nes iš tikrųjų iki pat šiol taip pat ir būdavo. Mes, kada žinome praėjusių metų faktinius išvežimus, paskaičiuojame bazinį, bazinis yra jau ir taip, mokėjimo pranešime nurodytas, ir jeigu jisai sutaupė, išvežė ne daugiau kaip 30%, mažiau numatyto bazinio skaičius, mes padarom korekciją, sumažiname rinkliavą. Jeigu išveš daugiau negu numatytas bazinis, tai tada kitais metais mes pridėsime papildomai. Čia nieko nėra, nieko naujo, čia buvo taip jau nuo 17 metų. O kada, sakykit, bus naujas konkursas vežimo tos išvežimo paslaugos? Dabar galioja vienas įkainis, ar ne? Taip? Vežimo paslaugos, ką jūs turite? Komunalinį atliekų išvežimą. Kada bus naujas konkursas? Mes dabar turime pratesimą, ar ne? Turime jau pasirašę pratesimą dar 3 metams, ar 20 metais buvo. Aš dabar tai su to pačia kaina, ar ne? Nežinau, dabar reikia pažiūrėti, kada baigsis, bet esame dabar pratęsę. Tai reiškia 3 metams. Su to pačia kaina? Tai jeigu yra pratęsimas, ar ne 4 + 2 ar 5 + 2? 3 + 3. Aš klausiu apie kainą, nesvarbu laikas, jeigu metai, tai metai, o kaina pasikeitė? Tai kaina nesikeičia, tik tai indeksavimas. O kiek indeksavimas procentus? Tai 23 metais buvo 21,7. Ne, bet su šiais metais lyginant Šiais kitais. metais neindeksavome, nes nėra... O kitais metais indeksuos? Tai žiūrėsim į patį indeksą vartotojų kainų. Nu tai gerai, tai kodėl iš karto dabar 33% keliam, jeigu nežinau indeksavimo? Jeigu vežimo paslaugą jau mes turim. Bet čia yra kitiems metams numatytos sąnaudos, be jokio indeksavimo. Tai kodėl keičiasi nuo šių metų tada? Jūs man paaiškinkite. Logiškai. Savikainai tai nesikeitė. Jums. Kaip nesikeitė? Nu iš kur keitėsi? Jeigu konkursą tebeturi tą patį. Jeigu konkursą tebeturi tą patį, vežimo paslaugą turit sutartį. Su jie nesikeitė niekas, jeigu ne plus nebent indeksavimas, jeigu bus. Tai kas pasikeitė? Pasikeitė tas, kad į jūsų atliekų tvarkymo kainą 24 metų, kuri patvirtinta 151, įtraukta mažesnė kaina surinkimo, negu iš tikrųjų patiriama per 24 ir bus patiriama per 25 metus. Bet tas ir yra pasikeitė. 23 gale nebuvo atsižvelgta į kainų augimą ir nebuvo padidinta dėl to atliekų sutvarkymo kaina. Ir dabar gaunasi, kad kainoje yra mažesnės surinkimo sąnaudos numatytos, negu iš tikrųjų jau jos dabar 24 metais patiriamos. Ir bus patiriamos tokios pačios 25 metais. Pagal mūsų prognozes, jeigu dabar dėlioti 24 sąnaudas, aš pasižiūrėjau 25, pagal dabartinės kainas, tai 25 net 13 000 šiek tiek mažesnės sąnaudos yra numatomos dėl mažesnio konteinerio užtušinimo dažnio. 24 faktinės pagal kainas, sakykim, faktiškai prognozuojamas ir 25 prognozuojamas surinkimo sąnaudas, jei palyginsim, tai gaunasi šiek tiek jau 25 mažesnės dėl prognozuojamo mažesnio konteinerio užtušinimo dažnio. Prašom, dar kas klausimų? Ar turi dar kas klausimų? Informacija. Jeigu nėra, tai
Ačiū už informaciją. Balsuoti čia nereikia, tai susipažinau. Tai dėkui. Tada.